Kartais atrodo, kad eini per gyvenimą tarsi nematomas. Kad tavo pastangos, skausmas ar ašaros niekam nerūpi. Bet Dievas sako, kad Dievas mato. Ne tik tai, ką darai, Jis mato. Jis mato ne tai, kas vyksta tavo širdyje. Tu esi Dievas, kuris mane mato. Pradžios 16:13. Šiuos žodžius ištarė Hagara, moteris, kuri buvo įstumta, pažeminta ir viena dykumoje. Ji bėgo nuo žmonių, bet negalėjo pabėgti nuo Dievo žvilgsnio. Ten, kur visi ją pamiršo, Dievas ją surado. Viešpaties angelas sutiko ją prie vandens šaltinio dykumoje. Pradžios 16:7. Dievas mato tave ne tam, kad teistų, bet kad pasiektų. Jo žvilgsnis nėra šaltas, jis pilnas užuojautos ir meilės. Kai niekas nepastebi tavo ištikimybės, kai tavo gerumas lieka neatlygintas, kai tarnauji tyliai ir niekas nepadėkoja, Dievas mato. O tavo tėvas, regintis slaptoje, tau viešai atlygins. Mato 6:6. Tai reiškia, kad niekas, ką darai dėl Viešpaties, neprapuola. Nei malda, nei auka, nei viena ašara. Biblijoje parašyta, Jis renka kiekvieną tavo ašarą, kaip brangų liudijimą. Tu mano vargo dienas skaičiuoji, rinki mano ašaras į odinę. Argi jų nėra tavo knygoje? Psalmė 56:8. Kai jautiesi vienišas, Jis yra su tavimi. Kai manai, kad niekas nesupranta, Jisai žino. Ir kai atrodo, kad niekam nerūpi, Jis rūpinasi labiau neįsivaizduoji. Ir mintis apmąstymai. Ne dykumoje Hagara nebuvo viena. Ir tu nesi vienas, nes Dievas tave mato, myli, rūpinasi net tada, kai niekas nemato.